Kuo labiau bevardis tolo nuo sodo, tuo sparčiau siaurėjo gamtos lopinėliai. Priekyje, kiek akys užmatė, driekėsi tamsaus asfalto kelias, iš abiejų šonų įrėmintas skurdžiais žolynais. O tolėliau nuo gatvės stuksojo įvairių dydžių ir formų namai. Tiek juos, tiek asfaltą saugojo aukštai danguje pakibę pakalnučių formos milžinai, rūpestingi vienakiai žibintai. Tokių stebuklų Sliekas dar nebuvo matęs, gal tik protingoji kažką girdėjusi. Būtent ji paprotino keliauninkes pasitraukti iš kelio vidurio į pakraštį. Ir pačiu laiku, nes vos Sliekas pasiekė smėlingą žolyną, per asfaltą žaibiškų greičių praskriejo kraupiai gaudžiantis metalo gabalas ant 4 ratų. Jis netrukus išnyko horizonte, bet apstulbusios sesutės dar kurį laiką stovėjo ir žvelgė pavymui. Dangus nusidažė pilkai, saulė kažkur pasislėpė ir ėmė temti. Į žemę tekštelėjo keli sunkūs lietaus lašai. Matyt, užtruksim šičia, galiausiai prabilo svajoklė. Išties, miestas dar tolokai, nebūdingai liūdnai tarė linksmuolė, bet tuoj pat atgavo ūpą. Tai man primena vieną istoriją apie blusą, kuri darbavosi cirke. Įsivaizduojat, blusos gali pašokti bent 100 kartų aukščiau savo ūgio. Taigi vieną kartą ji... Nuostabi mintis, tu tikra šaunuolė linksmuolė. Sesutę pertraukė protingoji. Kadangi nejaugi taipogi, mums tereikia užsikabaroti ant šitos milžiniškos metalinės pakalnutės, sulaukti ano triukšmingo mechanizmo ir nušokti ant jo. Nespėsim apsidairyti, kaip atsidursim mieste.